Ar pavyks apginti visuomeninį transliuotoją? Neįsivaizduoju. Reikia stotis nuo tos sofos Vyksta. ir eit kažką daryti. Ar LRT darbuotojai išeis iš darbo, ar tiesiog sabotuos naujo Dyriko nurodymą? Tikimasi, kad televizija turi atspindėti tuos, kas yra valdžioje. Kodėl? Prieš mūsų akis pasaulio tvarka keičiasi. Na visgi tas karas yra dalykas, kuris yra normalus. O tada tarptautinės organizacijos, kurios turi atlikti savo vaidmenį, pavyzdžiui, Jungtinės tautos. Jokia teisė nesustabdys jėgos, jeigu tą jėgą norima panaudoti. Lietuva yra tokioj pavojingoj situacijoje. Toksai begalinis jausmas, kas čia darosi. Tada kas netingi, tada bando iš to pasidaryti politinių dividendų. Taip, nes konservatoriai visiems mokėjo. It's not a problem. Stupid. Labadiena, sveiki atvykę į Laisvės partijos podcastą Be triukšmo ir šiandien mano svečiuose Justinas Žilinskas, kuris yra teisininkas, tarptautinės humanitarinės teisės ekspertas, lektorius, rašytojas, visuomenininkas ir pernai vykusio protesto Gėdos diena vienas iš organizatorių. Labadiena. Sveiki. Justinai, mes šiandien kalbėsimės apie keletą temų ir apie Lietuvos ir apie tarptautinės aktualijas ir kiek tai yra susiję. Bet pokalbio pradžioje visada norim pradėti nuo tokio lengvesnio formato, kur prašom svečią išreitinguoti 10 dalykų pagal svarbą. Ir aš, kadangi daug šiandien šnekėsim apie demokratijos būklę, apie tai, kas vyksta Lietuvoje, kaip tai galima vertinti Lietuvos kontekste ir platesniuose dalykuose, tai mūsų šiandien top 10 aš paprašysiu jūsų reitinguoti dalykus, dėl ko kyla antidemokratinių ir populistinių jėgų banga, kurią, banga gal Lietuvoje tai čia taip skambiai pavadinsi, bet Europoje mes matome tokių reiškinių, matome dabar labai ryškiai ir Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat ir Lietuvoje. Tai kad mūsų pokalbis prasidėtų lengviau, tuos top 10 dalykų aš kviesiu išreitinguoti. Sakysiu po vieną ir jūs tiesiog sakysit, kurioj 10-ko vietoje nuo 1 iki 10 yra tas dalykas svarbus. Socialiniai tinklai ir informaciniai burbulai. Kiek paties nuomonė tai prisideda prie to, ką mes matom dabar? Antra vieta. Antra vieta. Labai daug, ar ne? Labai daug. Nors ir mes turėjom visokių populistų ir Lietuvoje, kurie dar kilo tada, kai socialinių tinklų nebuvo. Bet paties nuomonė va dabar Aš turiu tam tikrą nuomonę, kodėl taip yra įvykę. Jeigu norėsit, galėsiu pasidalinti. Tai trumpai. Iš karto. Galima. Trumpai labai paprastas dalykas yra tai, kad internetas atvėrė galimybę, tai yra visuotinai žinoma tiesa, vienodai vertinti nuomonės ir tų, kas turi žinių, turi ekspertizę, visą gyvenimą dirbo ir taip toliau, ir tų, kurie neturi nieko. Ir tai yra viena iš pačių didžiausių problemų. Antras dalykas - užsienio šalių įtaka. Dezinformacija, kuri visokie agentai ir taip toliau. Kiek jie prisideda? Mes, aišku, girdime. Tebūnie 3. To yra daug? Manau, kad taip. Ir pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose. Valstijose gal ne tiek, tai yra gerokai senesnė, stipresnė, turinti labai daug atsvarų ir visokių kitokių sistemą, bet manau, čia Europoje ir ypač šitose šalyse aplink Mordorą, tai aš net nebejoju, kad maždaug apie 3 turėtų būti. Aš prisimenu, KGB neseniai įsteigė FSB, įsteigė atskirą savo padalinį visokiom diversijom Europoje rengti, bet už Tarsi jo nebūtų buvę. Tarsi nebūtų buvę, bet už šitas galvos diversijas, tai jau seniai jie turi atskirų žmonės, kurie tai labai aktyviai daro. Taip. Trečias dalykas - tradicinių partijų išsikvėpimas. Čia apie tradicinės partijos, sakykime, kiek mes galim jas apkaltinti, kad atsiranda demokratijos erozija. Ar jos kaltos? Nežinau, aš nemanau, kad jos kaltos, tebūnie 7 kažkur, tas tokia lengva abejonė. Nėra jos tokios blogos. Ne. Kaip kartais bandoma pasakyti, kad daroma nepakankamai čia, pažiūrėkite į kitus ir panašiai. Į ką reikia žiūrėti tuomet?
Nu, į tuos populistus, kaip jie O dirba. tai kas iš to? Pasimokykim gerojo populizmo. Aha, supratau. Pilietinė visuomenė, ketvirtas dalykas. Kiek jos būklė apskritai sukuria dirvą šitiem visiems veikėjim viešėti. Gal jeigu mes turėtumėm stiprią pilietinę visuomenę, tokią savo pakankamą, tai mažiau iš tų politikų tikėtumėmės. Ir gal jos būklė labai apibrėžia, kaip demokratija atrodo. Gerai, ar tai mes tada galėtume pavadinti pilietinės visuomenės silpnumas? Taip, ar ne? Taip. Lietuvoje, manyčiau, tebūnie 4. 4. Nėra tradicijų, nėra įpročio. Ir plus dar dabartinėme etape visuomenė vis labiau atomizuojasi ir ta atomizacija visą laiką kenkia pilietinė visuomenė kaip tokiai. Bet užmetus akį Jungtinės Amerikos valstijas, tai mes tenai pamatytumėm, kad visokie klubai, labdaros organizacijos atrodo turi tradiciją. Taip. Bet aš vis tiek labiau į Lietuvą orientuojuosi, žinokit. Man taip, aš nemėgstu kalbėti apie tuos dalykus, kuriuos labai prastai išmanau. Okay. O Ameriką aš išmanau tiek, kiek klausau Terminalą, ačiū, kaip sakant, Terminalo komandai. Žodžiu. Bet iš esmės tai, ką skaitau internete ir tai, ką sugebu pasiklausyti. Kitas dalykas. Švietimo kokybė. Nepakankama švietimo kokybė. Čia... Dėl demokratijos trūkumo? Taip. Nes daug kas į švietimą žiūri taip, kad mokyklos turi padaryti viską. Su švietimu yra pirmiausia apibrėžimas, kas yra švietimas. Ar mes įdedam į tai mokymasi visą gyvenimą, ar mes įdedam į tai visas naujasias švietimo tendencijas ir taip toliau. Tai dabar man reikia jau pamatyti lentelę, kiek aš tų skaičių bet turiu, nes čia jau pradėsiu kartotis netyčia. Švietimo kokybė, kenki, žodžiu, tebūnie 6. Ne tiek daug. Ne tiek daug, bet ir ne tiek ir mažai. Jau artėja link. Sakau, tai labai priklauso nuo apibrėžties, ką mes laikome švietimu. Nes jeigu mokyklos tai yra viena, mokyklos jas suformuoja ar kažkiek turi įtakos jaunai rinkėjų kartai. Lietuvoje ne jaunoji rinkėjų karta sprendžia. Čia yra problema. Tai švietimą galima būtų kilstelti į 5, jeigu mes kalbėtume apie mokymąsi visą gyvenimą ir apskritai. Gerai, kilstelėkim švietimą į 5, gal bus geriau. Gerai. Įdomu. Čia tik neteks paskui pertvarkyti viską. Tai padėsim daug žvaigždučių visų. Čia mes tik tai, kad tas mintis kažkaip susiranguotume. Socialinė gerovė, skurdas, nepakankamas, kažkoks tai buvimas šone visuomenės procesų. Kiek tai gali lemti, kad žmonės renkasi tada tuos populistus, pakimba ant jų pažadų. Tai va čia tegul būna, palaukit, vėlgi, duokit man lentelę gerai, kad aš matyčiau. Čia taip, jeigu ten partijos... Pakelkim partijas į 6 ir 7 padėkime šituos, žodžiu, skurdą. Tiksliau, aš net nežinau, ar tai reikėtų apibrėžti kaip skurdą, bet greičiau skurdo identitetą arba visuomenės nelygybę galbūt. Gal tai nereiktų vadinti skurdu, nes Lietuvoje, aišku, yra to skurdo, bet vis dėlto mūsų skurdas su kai kuriais kitais skurdais yra nelabai palygintinas. Bet šitas dalykas yra, tikrai toli nuo 1 vietos, ane? Manau, kad taip. Manau, kad toli. Nėra to, kad mes tikimės dėl savo ekonominės padėties tų gelbėtojų, kurie ateina čia ir išgelbėja. Aš galvoju, kad tikrai čia ne ekonomika, kaip sakant, it's not economy. Stupid. Okay. 8 yra baimė dėl kultūrinių dalykų, savo identiteto praradimo.
globalizacija ir visa kita. Žmonės visaip vertina procesus ir galų gale apie kalbą mes galim kalbėtis. Tai tos globalizacijos tendencijos ir kultūriniai tokie... Gerai, prašom lentelę, galvojam toliau tada. Nu. Kažkur ties ketvertų gali būti šitas dalykas, tai tada reikia... Gerai, žiūrėkit, pabandom, tai yra tikrai pakankamai svarbu, padėkit kažkur tarp 4 ir 5, paskui mes gale viską sustumdysim. Pasikartosim. Tai yra svarbu, bet čia ir pasaulinis dalykas, ne? Čia ir pasaulinis dalykas, taip, čia yra ir pasaulinis dalykas. Tai yra įtampa tarp globalizmo ir regionalizmo ir visų kitų dalykų. Čia yra visiškai pasaulinis dalykas. Kiek jisai senas? Jisai senas mažiausiai 30 metų. Tiesiog dabar tai yra užaštrėję ta prasme, kad šalia, tarkim, tų tradicinių kultūrinių skirtumų, kuriuos diktavo religija, pavyzdžiui, dabar mes dar turime ir, net nežinau, kaip čia labiau apibrėžti. Kultūros išnykimas. Aštrėjantis, ne? Toksai jausmas. Aš manau, kad vėlgi tai labai priklauso nuo žmogaus, bet aš manau, kad tai yra prie tų jausmų, kurie suardo žmogaus ryšį su vieta. Ir tuo tai yra komplikuota, kad pasaulis tampa vis judresnis ir judrumas neleidžia sukurti stabilių ryšių. Ir tada politikai kai kurie tuo pasinaudoja. Ir tada politikai tuo pasinaudoja, taip. Tarkim taip. Gerai, dar vienas apie pasitikėjimas vieni kitais nebuvimas, sakykime. Nu čia vėlgi susijęs su tais dalykais, apie kai kuriuos kitus šnekėjome, bet lyg ir aš žinau, kad pasitikėjimas vieni kitais Lietuvoje auga. Jisai yra dar aišku labai skiriasi nuo šiaurės šalių pasitikėjimo lygio, bet jisai nėra toksai kaip šiaurės šalyse, o mes jau kartais labai norim būti tokie kaip šiaurės šalyse, nors ir jos turi įvairiausių savo politikoje veikėjų. Pasitikėjimas vieni kitais. Mato, čia vėl viskas labai glaudžiai susijęs su tuo pasitikėjimo smukimu, kuris yra irgi susijęs su visokiom neteisingom informacijom ir visais kitais dalykais. Tai nežinau, kažkur man irgi norėtųsi pakankamai aukštai įdėti, bet... Tai mes galim tarp 2 ir 3 įdėti. Ne, tarp 3 ir 4. Tarp 3 ir 4. Va tenai, padarysim tokį kitokį top 10. Pasižiūrėsim. Nes čia kaip išdava, ar ne? Taip. Čia yra rezultatas vėlgi pakitusio informacinio lauko, mano supratimu. Ką Rūta Janutienė daro? Kažkas tokio, jo. Grinai siekdama suardyti pasitikėjimą vieni kitais. Dar vienas dalykas, čia globalesnis, krizės ir karai visokiausi, kurie pasiekia atskiras šalis ir tada nuaidė, ar tai ten sukelta migracijos krizė, ar dar kažkokie veiksmai, kurie gali daryti įtaką. Čia yra svarbu, čia gali būti 3 kokia vieta tikrai drąsiai. Bet ir Lietuvoje? Ir Lietuvoje taip pat. Ukrainos pavyzdžiui. Ukrainos pavyzdys, jo, jis labai mums daug rodo. Arba, pavyzdžiui, Baltarusijos, kaip mes juos palaikėme krizė, žodžiu, tų protestų atveju ir kuo dabar tai išvirto. Tai čia... O kodėl jisai daug rodo? Dėl to, kad žmonėms tai yra, aišku, suprasti kažkaip, ar kaip per pavyzdį, ir jį galima tada naudoti labai skirtingose naratyvose. Sakyti, kad va žiūrėkit, jeigu pyksime su kaimynais, pas mus bus karas. Kaip atsitiko Ukrainoje, kai jie pykosi su kaimynais, ar ne? Tai čia toksai labai aštrus į tą patį žmogaus saugumą kertantis. Mūsų žinduolio smegenis kertantis dalykas.
Jo. Ir paskutinis dalykas dar čia yra istorinių patirčių stiprybė arba jų išnykimas. Mūsų kolektyvinė atminty, nes yra simboliai, kurie vienyje vienas ar kita šalis, ar ne, mes turim tikrai, atrodo, simbolių, kaip taikiai iškovojom Lietuvos laisvę ir apgynėm demokratiją. Klausimas, ar jie yra pakankamai gyvi mūsų šiuolaikiniai politikoje ir ar visi, kad tai neštų tokius kaip vaistus nuo to radikalėjimo ir populizmo. Galų gale kitų dalykų patirtys, tas pats trėmimai ar panašiai, kiek mes juos prisimenam ir galim suaktualinti šiuolaikiniam kontekste. Na, aš nežinau, aš nemanau, kad tas dalykas yra labai lengvai atskiriamas nuo tų visų kultūrinio identiteto klausimų. Kažkur šalia dėčiau, nes vėlgi čia priklausoma nuo to, kuriuo kampu pakeisi. Ar radikalam tai naudinga? Ne, tai nenaudinga, bet ar tai brėžia tam tikras linijas visuomeniai? Tai brėžia tam tikras linijas visuomeniai. Ar tai yra valstybės identiteto klausimas, labai svarbus identiteto klausimas? Tai čia labai sunku tokius griežtas ribas nubrėžti. Tai va. Tai va štai turim tokį... Dabar galim pabandyti. Tai mes, man atrodo... Ar galim palikti ir taip? Galėsim po to kažkaip gražiau žiūrovam pateikti, bet man atrodo, mes matom labai sudėtingos temos top 10, kur vieni iš pirmųjų ir aktualiausių klausimų yra tiek socialiniai tinklai, tiek tokie žmonijos kataklizmai, užsienio šalių įtaka ir tada visuomenės būklė. Aš turbūt pirmiausia dėčiau tinklus, tada dėčiau įtaką, tada dėčiau kataklizmus, nes įtaka su kataklizmais yra labai glaudžiai susijusi. Tada turbūt kažką tokio. Ir jo, čia toks labiau net ne... Iš tiesų čia turėtų schema būti ne horizontalė, tiksliau ne vertikalė, čia turėtų būti horizontalūs ryšiai. Čia būtų galima dabar braižyti rodikles tarp šitų visų dalykų ir žiūrėti, kaip čia kas siejasi ir išvedinėti sąryšius. Nes sąryšių iš tikrųjų yra daug. Tai dabar mes galim pereiti prie pagrindinės mūsų diskusijos. Yra Asilui aišku, kad reikia saugoti žiniasklaidos laisvę. Yra Asilui aišku, kad reikia rūpintis Lietuvos saugumu. Yra Asilui aišku, kad reikia puoselėti meną ir kultūrą. Todėl yra Asilui aišku, kad GPM geriau skirti tiems, kurie stiprina Lietuvos demokratiją. Pavyzdžiui, partijai Laisvė. Skirk 0,6% gyventojų pajamų mokesčio partijai Laisvė. Kaip pačiam dabar atrodo Lietuvos demokratijos būklė, Lietuvos pilietinė visuomenė. Mes kažkada mano vienas profesorius, gal Egidijus Kūris, bet čia ne jo originali mintis apie 40 metų klajojimą dykumoje yra priminęs ir kad Lietuvoje viskas bus gerai po 40 metų dykumos ėjimo. Ar pačiam taip atrodo? Taip, kadaise mes tuo labai tikėjom, bet mes, kaip sakant, buvome kitokiose sąlygose. Nebuvo labai stipriai pasikeitusi tarptautinė padėtis. Nebuvo, arba buvo vis dar kitoks karas Ukrainoje, tarkim. Aš dabar galvoju, palaukite, dabar jeigu mes 30 būtų, ar ne, mūsų 40 metų, tai netiek daug liko ir laukti. Tai va, bet dėja, kaip sakant, istorija nesibaigė ir pasaulis pasuko į tokią gana išprotėjusią stadiją. Ir dabar vien tik tikėtis, kad atklajojus dykumoje 40 metų įvyks stebuklas, turbūt vargu ir verta. Tai mano požiūris dabar yra toksai, kad gerai, kad pilietinė visuomenė atsibudo, tai yra labai labai svarbu. O mes jau galim konstatuoti, kad atsibudo? Aš manau, kad visa šita protestų banga, kuri tęsiasi, tai yra tikrai pilietinės visuomenės atsibudimas. Ir ypač kultūrininkų sąjūdį, tarkim, skaičiuojant. Nes kaip pagalvojigi,
viskas iš tiesų prasidėjo nuo tokių pakankamai nedidelių renginių ir persirito į pakankamai plačius. Tai be abejo, tai neapima visos visuomenės, bet vėlgi reikia nepamiršti, kad ir sąjūdžio laikais ne visa visuomenė visi tie renginiai apimdavo ir visur buvo labai daug visko. Tai va, tačiau aišku, čia yra tam tikri paradoksai, kad neišeina sakyti, kad tik tie, kurie dabar protestuoja prieš valdžią, yra ta vienintelė tikroji pilietinė visuomenė. Nes tai yra ir tam tikras vertybių konfliktas. Kadangi ta pati kitą pusę atstovaujanti visuomenė, jinai turi savo kažkokį požiūrį ir jie taip pat yra tam tikrų požiūrių pilietinė visuomenė. Tik tiek, kad mes kaip ir giname tą kovo 11-osios Lietuvą, tą demokratinę Lietuvą, tą Lietuvos projektą, pavadinkim taip, kuris turi labai aiškę europinę, sakėm, transatlantinę kryptį. Ir, galbūt dar ir galima tikėti tą transatlantinę kryptimį, bet kuriuo atveju ta kryptis yra liberalios demokratijos. Ne autoritarnės demokratijos, ne kažkokio suverenios vadinamosios demokratijos, o būtent liberalios demokratijos. Su valdžių kaita, su požiūrių kova ir visais kitais dalykais. Tai man atrodo, kad šituo klausimu tai, kad pajuda visuomenės tam tikra dalis ir pajuda ta dalis, kuri arba buvo tylesnė, arba buvo paskendusi savo užsiėmimuose, tai yra svarbu. Pernai skaičiavo kažkas, kad lietuviai dvigubai daugiau protestavo, mitingavo, tą savo pilietinę valią reiškė gatvėse. Taip, nes konservatoriai visiems mokėjo. Taip, ir dabar yra galima protestuoti, ar ne, pagaliau. Taip, aišku. Neuždyka. O kaip pačiam atrodo, tie veiksmai, kurie vyksta liberalios demokratijos ardymo stovykloje, aš tai taip pasakysiu. Jie yra gerai suplanuoti, ar labiau kakofoniški ir tiesiog kvaili. Aš čia savo nuomonę pasakysiu, Ligitos Girskienės įstatymas, kuriuo yra siekiama reguliuoti, kiek ko turi rodyti visuomeninis transliuotojas. Ir aišku, visa gal visuomeninio transliuotojo epopėja, bet jinai turi dabar atrodo lyg ir daug šeimininkų. Nori, kas netingi pajoti ant tos temos, vieni sako, čia mes tik tai vadybą sutvarkysim, kiti sako, mes ir turinį patvarkysim, treti sako, kad ir apskritai ten tie visi jų protestai turėtų būti kuo toliau, tuo greičiau pabaigti. Ar tai yra linija, ar tai yra tiesiog dalelių judėjimas, kuris taip supuolė, kad mes gyvename tokiu laiku, kai kabo šitas klausimas Seimo darbotvarkėje ir tada, kas netingi, tada bando iš to pasidaryti politinių dividendų? Man gana sunku atsakyti į tą dalyką, kiek čia yra elementaraus žmogiško kvailumo, kiek čia yra, kas man atrodo labai daug elementaraus žmogiško, ne tai, kad žmogiškos galbūt tuštybės ir poreikio būti pripažintais, kitaip tariant, savimeilės, pavadinkim taip, ir kiek čia yra tokio tikro piktybiškumo. Ir kiek čia yra užsienio, kaip sakant, įtakos tame. Tai aš manau, kad Jovalo elementas čia tikrai išlieka, bet tuo pačiu turbūt yra ir tam tikras kryptingumas, kuris pristatomas kaip politinė kova. Bet ne tai, kad idėjų kova, bet ir kontrolės kova. Ir dabar žiūrėkit, ką mes matome prieš LRT, ar ne? Toliau dabar staiga oro uosto direktorius nuimamas, valdyba keičiama. Kodėl? Žodžiu, tokie visokie dalykai, kad pastatyti, savų žmonės
Su kuo tai susijęs? Su pinigų srautais? Nu, greičiausiai su kažkokiais tokiais dalykais. Tai va, tai man atrodo, kad čia toksai visas kompleksas yra priemonių, bet ne priemonių, priežasčių, bet aš prastai jas išmanau. Tiesiog neturiu nei pakankamai informacijos, nei kažkokių gilių analitinių studijų, kad galėčiau atsakyti. Bet tai, kas vis yra išviešinama, tai, na, akivaizdu, kad, pavyzdžiui, Girskienė, jinai tiesiog elementariai nesupranta, kas yra visuomeninė televizija. Nu, tiesiog nesupranta. Žmogus. Kurios reikšmė, kalbant šitą apie socialinių tinklų amžių, yra dar didesnė, ne? Aš nežinau, ar didesnė, žinokit. Aš labai abejoju, kiek tai yra didesnė ir kiek tai yra prasmė. Tiesiog tikimasi, kad televizija turi atspindėti tuos, kas yra valdžioje. Ir aišku, tai yra kvailas požiūris, nes tai reiškia, kad pasikeitus valdžiai, ta televizija atspindės kitą valdžią. Taip. Bet dabar reikia nepamiršti, kad jeigu to žmonės nesupranta, tai reiškia, jie tikisi, kad jie išlaikys valdžią ir ta televizija, kaip sakant, padės jiems išlaikyti. Na, tai tada galima pradėti kalbėti apie tam tikrą valdžios uzurpavimo scenarijų ir nenorą žaisti pagal demokratinės taisyklės. Panašiai kaip Lenkijoje buvo bandyta padaryti. Panašiai kaip Lenkija, Vengrija, Gruzija, tie brangus čia visi šitie kraštai. Ar pavyks apginti visuomeninį transliuotoją? Neįsivaizduoju, bet manau, kad bent jau teisinę plotmę, tai jie visiškai, tikrai jie keliaus, tikrai bus einama iki Konstitucinio teismo, tikrai Konstituciniam teisme ta byla nebus lengva ir vargu ar jinai baigsis valdančiųjų naudai, bet per tą laiką jovalo elementaraus pridaryti, tai laiko yra tiek ir tiek. O paties apsisprendimas organizuoti arba inicijuoti prie protesto gėdos diena rengimo, jisai iš ko atsirado? Iš to supratimo, kad judama jau labai ne tą kryptį, kad Lietuva yra tokioj pavojingoj situacijoje, gal taip reikia pasakyti? Ar kokios buvo priežastys? Tai viskas prasidėjo ne nuo gėdos dienos, viskas prasidėjo nuo 10 tylos minučių. Taip. Pačio pirmo protesto, kurį organizavau. Ir, na, aš toksai žmogus gana karštakošis. Ir kartais tiesiog man tas momentas, kai aš matau sustingimą ir matau, kad niekas nieko nedaro ir aš bandau suprasti, kodėl, man yra sunku. Aš tada, ir čia yra iš dalies irgi iš tų socialinių tinklų nežinau, tokia savybė, kad atrodo, kad nuo tavęs gali kažkas priklausyti. Iš tiesų labai aš dažnai pastebiu, kad socialiniuose tinkluose žmonės tą žeria informaciją, tarsi nuo jų kažkas priklauso. Ir patį žmogų aplanko tasai jausmas, kad staiga tu kažką parašei, o žiūrėk, kažkas ten patiko ar dar kažką panašaus. Kažkas pasikeitė. Kažkas pasikeitė, jo, kažkas atsirado. Tai va tada rudenį buvo tas toksai begalinis jausmas, na kas čia darosi. Aš pats prieš rinkimus apie socialdemokratus buvau parašęs tokį visai žmonišką įrašą, kad viskas okei, kad nepanikuokim, normali partija. Tai dabar esate mažiausiai nustebęs. Ir tada aš tiesiog buvau pritrenktas viso to melo. Pritrenktas, žodžiu, plus viso to kylančio tarptautinės bangos dėl Žemaitaičio klejonių ir visų šnekėjimų. Ir tada supratau, kad situacija tokia yra labai keista, nes partijos nieko nedaro dėl to, kad jos bijo daryti, dėl to, kad jos pralaimėjo rinkimus ir kažkaip, tai čia visi nurašys, kad čia partijų reikalas. Ir tada tiesiog aš tą trumpą įrašėlį parašiau, nes atsirado pora žmonių, kurie sureagavo, su kuriais tiesiog trumpas toksai kontaktas ir nusprendėm darom. Ir tada pirmos minutės, tada antras minutės labai norėjau, kad ateitų jauni žmonės ir tada iš karto
iš karto norėjau, kad šviesa nukryptų ne į mane, kur aš turiu savo tam tikrą, kas man, aš nežinau, ar čia šita podcast'o tema, bet kas man žiauriai nepatiko, kad kai mes paleidom 10 tylos minučių, tai iš karto visiems rūpėjo, kaip sakant, ką aš manau, kad aš čia organizatorius, kažkas. Kiti žmonės, kurie šalia yra, jie atrodo buvo niekam neįdomus. Ir tada aš iš karto norėjau, kad tie žmonės, Mantas Meškerys, kuris visiškai nebuvo jokioj politikoje nieko, staiga ir neturi kažkokių afiliacijų, nes mane vis tiek kas nors kabina arba su konservatoriais, arba su Laisvės partija, arba su liberalais, arba dar su kažkuo, nors aš su jokia partija niekada neturėjau jokio glaudesnio ryšio. Tai va, ir man tada labai buvo svarbu, kad atsirastų tas jaunas žmogus, kad pamatytų, kad čia jis. Čia, žodžiu, ne kažkas kito, čia žmogus, kurį galiausiai visą tai labai labai suerzino. Čia ne projektas kažkieno. Čia ne projektas, čia ne noras eiti į politiką ar kažkas tokio. Čia tiesiog... Kas nėra labai blogai eiti į politiką. Žinoma, aš visiškai pritariu, kad tikrai į politiką labai reikia eiti, jeigu tu jauti tam pašaukimą ir jeigu turi tam norą. Bet tas tokio visuomeninio aktyvizmo, o paskui atsirado Robertas, su kuriuo darėm šitą nesureikšminkim. Ir tada jau, kai prisijungė Andrius, jau, kaip sakant, sunkioji artilerija, tada galėjom išeiti į Gėdos dieną. Tai tas dalykas buvo tas, kad tikrai krovėsi ta tokių nesąmonių rinkinys. Staiga pameluoja, neims, paima, tas toliau ten klykauja, šneka nesąmonės, įžeidinėja žmonės, taip toliau. Tiesiog tai sukuria tokią atmosferą, kada jau tikrai supranti, kad reikia stotis nuo tos sofos, tiksliau nuo kėdės. Ir eit stabdyti. Ir eit kažką daryti. Nes vienas dalyko, ką paskui sakė žmonės, kurie dalyvavo tame pačiame pirmame 10 tylos minučių, ką jiems suteikėm, tai buvo tai, kad sakė, aš taiga supratau, kad aš esu ne vienas, kad yra daugiau taip galvojančių ir pajutau kažkokį tokį katarsį, kad, pasirodo yra žmonės, kurie gali kažką pasakyti, kažką padaryti. Tai yra, man atrodo, svarbu ir tai turbūt ir yra ta pilietinė visuomenė. Ir gal pilietinė visuomenė, kuri jaučia tokį vienas kito petį, jinai gali būti ir vaistas prieš visas tas tarptautinės aktualijas, tarptautinės politikos tokį suktuką, kuriame mes gyvename, nes aš kažkaip jaučiu, kad to atsparumo, visokiojopo atsparumo šiuolaikiniam žmogui Lietuvoje gyvenančiam reikia daugiau ir daugiau. Tas atsparumas prasideda nuo individualaus lygmens, turbūt šeimoje, kažkokioje bendruomenėje ir panašiai, ir išauga į tą darinį, kurį mes vadinam pilietinę visuomenę, kurios nieks nematė, bet norim tikėti, kad jinai yra. Tokiom manifestacijom, kokios čia pasimato. Aš manau, kad pirmasis postūmis pilietiniai visuomeniai atgyti tai buvo 14 metai, tada Covidas. Ir tada jau visas šitas, kas dabar užsisuko. Tai yra, kad žmonės pabandė pradėti keisti dalykus jau viešesniu būdu, pavadinkim taip. Nes NVO-gi turėjo mes tą sektorių, bet jisai taip daugiau buvo vertinamas kaip kažkoks ekspertinis, kad ten kažką pasako, kažkokią ataskaitą pateikia, taip toliau. O kad eiti ir keisti dalykus, tai yra truputėlį, man atrodo, jau kitas kelias. O tai atrodo pačiam, kad tai padeda atsakyti dalį to chaoso, kuris iš tarptautinės politikos vandenų į mūsų kiemą svyra? Aš manau, kad taip, kadangi apskritai kai žmogus tiesiog tik vartoja informaciją, tai visi tie nerimai, visas emocinis laukas, jisai labai užaštrėja. Ir bejėgystės jausmas yra visą laiką labai stiprus. Man ir pačiam labai dažnai būna tiesiog tokie bejėgystės priepuoliai, kad tu supranti, kad tu nieko negali pakeisti didelio. Ir tada vienintelis vaistas yra bandyti pakeisti kažką mažo. Taip.
Ar tai gali būti asmeninėme gyvenime, ar tai gali būti bendruomenės gyvenime, ar tai gali būti visuomeninėme plačiau gyvenime. Ir tai yra, natūralu, tada žmogus apsiramina, jisai pradeda kažką daryti ir veiksmas sukuria tam tikrą komfortą. Tai dabar šokant iš vietos aktualijų, tarptautinės aktualijas pasikalbėti, ar tas, kaip čia dabar gražiau pasakyti, multipolarinis pasaulis, atrodo, link kurio mes einame, yra jau neišvengiamybė, ar dar galim išgelbėti senuosius alijansus, matant tai, ką Trumpas daro Irane, ką šneka apie NATO, vat tą transatlantinį lietuvių ryšį, kuris nuo seno mes lyg ir ant tokių dviejų bėgių vienu metu važiavom ir į Europą, bet ir už Europos ir už Atlanto į Ameriką. Ir dabar atrodo, kad labai daug keičiasi dalykų vienu metu. Suomijos prezidentas tai sako, kad prieš mūsų akis pasaulio tvarka keičiasi. Kaip pačiam? Tai pasaulio tvarka, jinai niekada nuolat nebuvo stabili ir jinai nuolat keičiasi. Tiesiog dabar tie nemalonūs pokyčiai atėjo iki mūsų. Anksčiau viskas keitėsi gerokai toliau. Ir čia yra bėda. Dabar dėl to multipolariškumo aš nesu ateities spėjikas. Man labai sunku pasakyti. Bet kas, nežinau, seka dabar įvykius, manau, puikiai supranta, kad kol kas mes esame visiško neprognozuojamumo būsenoje. Nes kas į galvą šaus Baltųjų rūmų šeimininkui arba ten, nežinau, Kremliaus šitam valdovui, pavadinkim jį taip. Čia labai sunku tuos dalykus kažkaip racionaliai pagrysti. Ir čia politologų darbas ir aš jiem dabar labai nepavydžiu. Ir vakariečiai dažnai mus žiūri iš giliosios vakarų Europos, galvodami, kad mes gal daugiau apie Kremlių suprantam, bet... Mes dedamės, kad daugiau suprantam, bet nežinia, kiek mes suprantame. Tai kol kas vėlgi labai sunku keliauti į tą netgi tarptautinį lygmenį, nes vis tiek norisi būti čia namie. Kol kas situacija iš tiesų labai primena tą vadinamą tobulą audrą. Tai yra, kad dabar žiūrėkit, jeigu dėl tos krizės eina ekonomika velniop, tai velniop einanti ekonomika visą laiką prognozuoja papildomus neramumus ir visokius, nežinau, papildomas perturbacijas, kaip, tarkim, tas pats skurdo didėjimas, srautų migracijos, ten kokiu nors keitimasis ir dar visi dalykai. Ir reikia nepamiršti, kad, pavyzdžiui, tas nestabilumas, tai ne tik apie Iraną ir Ukrainą, bet, pavyzdžiui, Pakistanas su Afganistanu sugalvoja pakariauti. Žodžiu, ir aš jau nekalbu apie Afriką, kuri likusi kažkur visiškai už orbitos, bet ir ten nieko gero nesideda. Ir Kinija didina įtaką nuolatos. Ir Kinija didina įtaką, bet nepaisant tos Kinijos įtakos, Kinija tai ten eina su ekonominė įtaka, bet ten įvairios senos žaizdos atsinaujina, nes kažkaip dabar tarsi parodė, kad visgi tas karas yra dalykas, kuris yra normalus, kuris galima, einam pakariauti maždaug. Tai va šitas momentas mane labai neramina, tas toksai ginkluotos jėgos leistinumo sustiprinimas. Trumpo pervadinimas War Department, ar ne? Kažkas tokio. Aišku, tai ne tik su Trumpu susiję. Pirmiausia, aišku, tai susiję su Putinu, kuris sugalvoja, kaip sakant, Ukrainą paskelbti tą, nežinau, neegzistuojančią valstybę dar kažkuo. Bet aišku, tai įkvepia tuos visus diktatorius, įkvepia tuos visus autoritarus ir tada mes turime tokią labai nemalonę situaciją. Kažkas yra gražiai sudėliojęs, kad pasaulis arba vakarų pasaulis ilgus metus gyveno tarytum, tai yra
tokia vakarienė, iš meniu, žodžiu. Yra starteris liberalizmas, tada demokratinės vertybės, laisva prekyba, taika, visi šitie komponentai ir tada gerovė, žmogaus teisų apsauga. Jeigu tu turi visus šitus komponentus tarpusavį, tada tu turi gerovę ir taiką. Ir dabar atrodo, kad net ir vakarų pasaulyje, vat apie tą pasakymą apie karo normalizavimą, kartais atrodo, kad tu gali dabar turėti gerovę be liberalios demokratijos, gali paminti žmogaus teisės ir siekti kažkokių tai nacionalinių interesų, viskas tapo švediško stalo principų tokia chaotiška vakarienė. Ir tikėjimo, kad šie dalykai eina greta liberalios demokratijos idealai kažkaip, dingsta. Kinija parodė, kad gali be liberalizmo turėti gerovę kažkokią tai, ne? Ir daug kas pasaulyje tada visi sako, čia iš tikrųjų. Ir man atrodo, tie suverenios demokratijos kūrėjai irgi vieni iš kitų labai greitai pamokas išmoko, kad ta liberali demokratija autoritarams kaip Orbanas tai tik tai kenkia, nepadeda. Ne, tai be abejo, liberali demokratija yra sistema, kuri paremta nuolatinė valdžių kaita ir konkurencija. Ir tada, jeigu kažkas tą valdžią ima uzurpuoti, tai tada tas mechanizmas nesuveikia. Ir tada turim tokią situaciją, kaip turim dabar, kada, aišku, pasižiūrėkim, kas bus Vengrijoje, nes panašu, kad Orbanas visgi nedrįsta jau visiškai tokiais putiniškais būdais ar lukašenkiškais būdais gniaužti, kaip sakant, opozicijos ėjimų. Tai matysim. Man pavyzdžiui, tikrai labai įdomu, kodėl Orbanas taip nedaro, juk jis turi savo draugą, kaip sakant, Vladimirą ir galėtų su jo pagalba labai greitai. Aišku, juos galbūt tada kiltų noras išmesti iš ES, gal čia yra žaidimas ant dviejų kėdžių, bet nežinau, matysim. O tada tarptautinės organizacijos, kurios turi atlikti savo vaidmenį, pavyzdžiui, Jungtinės tautos. Tarptautinės organizacijos nėra pačios savaime, jos visą laiką priklauso nuo valstybių, kurios sudaro jų stuburus. Ir jeigu jomis pradeda netikėti valstybės, jų rolė be abejo labai labai stipriai silpnėja. Ir dabar mes tą matom. Mes dabar tą matom. Ir Jungtinės tautas. Nors jis niekada nebuvo labai stiprios. Jų stiprumas priklausydavo, kas stovėdavo už organizacijos, kas duodavo lėšas, kas duodavo išteklius ir visus kitus dalykus. Ir dažniausiai tai būdavo, didelę dalį duodavo Jungtinės Amerikos valstijos. Didelę dalį duodavo Jungtinės Amerikos valstijos arba, tarkim, jeigu, vėlgi apie tą pačią Afriką kalbant, jeigu sugebėdavo iš tiesų susivienyti ir kažkokius ten sprendimus priimti. Tai taip, visą laiką turi būti visgi kažkas, kas turi resursą. Be resurso neveikia niekas. Tai, žodžiu, bet paties pozicija būtų ta, kad Lietuvai kaip mažai valstybei tarptautinės teisės normų laikymasis yra papildomas, saugumo garantas, gal vienas iš pagrindinių dalykų, į ką mes galim įsikibti, galvodami apie savo saugumą. Be abejo, mums tai yra labai labai svarbus garantas ir vėlgi, aš puikiai žinau, kad jokia teisė nesustabdys jėgos, jeigu tą jėgą norima panaudoti ar kažkas tokio. Bet tas momentas agresoriaus neteisumas ir jam teisėtumo nepripažinimas yra labai labai svarbus. Ir dėl to, žodžiu, tai, kad Putinas vėl buvo įleistas į tarptautinę politiką, tai yra, nežiūrint to, kad jisai joje buvo de facto, bet tai, kad jisai buvo legalizuotas vėl, tai yra vienas iš pačių didžiausių nusikaltimų, kuris yra padarytas tarptautiniai teisė. Ir Lietuva čia irgi savo, pripažinkim, nėra iki galo šventa. Ne, jokia valstybė nėra iki galo Tas šventa. Vienas iš nesenos istorijos pavyzdžių yra ta hibridinė ataka prieš mus, neteisėti migrantai. Taip, migrantų apgręžimai. Ir migrantų apgręžimai, ar ne, kur iš pradžių
atrodė toj situacijoje, kad labai bus sunku apskritai paaiškinti, kas vyksta, nekalbant net apie vertinimą ar apie priemonės, kurios būtų taikomos vienu ar kitu atveju, bet bent jau paaiškinti, kas vyksta, kad čia yra ta instrumentalizuota migracija ir ją su vakarų Europos valstybėmis, partnerėmis kažkaip aptarti, bet atrodo, tas Lietuvai pavyko. Visgi vertinimas apgręžimų, jisai išlieka toksai. Taip, išlieka, ribos. mes turime bylas Europos žmogaus teisų teisme, labai didelė tikimybė, kad jas pralaimėsime. Tai yra greičiausiai bus mokamos kompensacijos ir panašiai. Bet tai yra tiesiog laiki situacija, iš kurios aš nematau nei vienos geros išeities, jeigu visiškai atvirai. Ir nežinau, kokiu reikia būti protingu žmogumi, kad galėtum pasiūlyti jai kažkokį tikrai gerą sprendimą. Tai yra tiesiog... net nežinau, kaip tai įvertinti. Tiesiog tai yra labai komplikuota situacija. Nes kontekstas yra toks, koks yra. Kontekstas yra toks, koks yra. Tie žmonės, galima sakyti, kad ten jie kalti, kad pakluso, kad taip toliau, bet vėlgi, jeigu tu tik pabandai įsijausti į tų žmonių jauseną, turint omeny, kiek lietuvių yra bėgę kažkur kitur, ieškoję tos laimės ir panašiai. Sunku pasakyti, kad taip, kad jie visi čia yra niekšai ir žodžiu, kad apskritai taip negalima sakyti apie žmonės. Žmogus ieško kur geriau. Tai yra visiškai natūralus dalykas. Kaip su tuo tvarkytis, kaip tą gėrį išsidalinti, čia yra didysis klaustukas. Ir čia yra turbūt užduotis politiniai valdžiai, kalbant su... Dabar norint kalbėtis, skirtingais čia lygmenimis su Baltarusijos režimu, neateiti iki saviapgaulės stadijos, kad kažkokie tai čia geri ženklai pirmieji jau yra, štai dalis politinių kalinių paleista iki naujo susėmimo. Vilkikai sugrįžo pagaliau ir panašiai, ir jau čia santykiai šiltėja, kai tuo pat metu ir balionai skrenda Ir balionai skrenda, ir Baltarusija vaidina labai svarbu vaidmenį Rusijos veiksmuose prieš Ukrainą. Tai yra mums mirtinai pavojinga. Tai ką mes matom dabar apie tuos santykių šildymus pačiam. Man tai kelia šiurpą. Man tiesiog tai kelia šiurpą. Man labai keista žiūrėti į žmonės, kurie apie tai kalba. Aš suprantu valdžią, jai tikrai yra labai sunki situacija tarp kūjo ir priekalo. Dėl Amerikos spaudimo. Be abejo, dėl Amerikos spaudimo, dėl Amerika, Europa, sankcijos, visi kiti dalykai, bet kai žmonės tiesiog aiškina, kad čia, kaip sakant, tu nusileisi diktatorių ir tau nuo to bus kažkas geriau, jie nemoka istorijos pamokų ir jie nesupranta, kur iš tiesų baltarusiškos virvelės tampamos. Tai arba jeigu jie to nesupranta, tai tiesiog jie yra kvaili, o jeigu jie tą daro tyčia, tai jie yra pavojingi. Ir apie, vakarų pasaulio, sakykime taip, standartus, kurie yra taikomi, kurių mes laikomės tarptautinėje teisėje. Bandome laikytis tarptautinėje teisėje. Tai, Jungtinių Amerikos valstijų veiksmai, arba dar labiau tai pareiškimai dėl Grenlandijos, arba veiksmai Venesueloje. Čia yra visiškai turbūt, aš bandau suprasti paties mokslinių tyrimų lauką, yra tiesiog keliantys antakius, ir brėžiantys kažkokias tai naujas teorijas. Ne, jokių naujų teorijų tai nebrėžia, tai yra 19 amžius, pavadinkim. 19 amžius. 19 amžius maždaug. Gerai, 20 iki kokių, tebūnie iki Antro pasaulinio karo ar kažkas tokio.
Žodžiu, kada įsivaizduoja didžiosios valstybės, kad jos gali daryti, ką nori ir jos nejaučia poreikio nedaryti, ką nori. Tai yra, nes juk tarptautinė teisė savo esme tai yra kompromisas, kurį pasiekia valstybės tarpusavėje, kad jos, na, neišsipjautų, kitaip tariant. Kaip sakant, kad karas kaip priemonė, kuri visą laiką suardo ekonomika, pasaulį, demografiją, visą kitą, tiesiog, kad jo nebūtų, ar ne? Tai kai atidaromas šitos durys, tai mes grįžtame į tą laiką, kai tai buvo galima, tik tiek, kad mes dabar esam laike, kuriame mes esam pasakę savo, kad tai negalima. Ir jeigu tu tai darai, reiškia, tu esi pažeidėjas. Ir jeigu tu esi pažeidėjas, tu vis tiek tą turi pažeidėjo ženklą, pavadinkim taip. Ir nežinau, galbūt tikrai ateis laikas, kai pasakys, kad ne, čia nėra jokie pažeidėjai ar panašiai. Bet kol kas nepanašu, kad teisė pati keistusi tarsi, tai kas dedasi dabar, labiau traktuotina iš teisės požiūrio kaip teisės nesilaikymas, kuris tik tai pabrėžia, kad tokios normos yra, tiesiog jų nesilaikoma. Bet nauja tvarka ar nauja teisė iš to negimsta? Jinai galbūt gali gimti. Čia, kadangi tarptautinė teisė yra toksai reiškinys, tarptautinis paprotys, bet kol kas aš to nematau. Kol kas aš matau, kad vis dėlto labiau eina kalba, kad tau reikia specialiai deklaruoti, kad tu esi už teisės ribų, kaip padarė vėlgi Trumpas, tau jinai nerūpi, taip toliau ir panašiai, bet jis nepasakė, kad aš kuriu naują teisę, pavyzdžiui, ar kažką tokio. Ir apskritai, valstybės vis dar savo kažkokius tuos veiksmus vis tiek stengiasi kažkiek apibriežti teisiniai plotmėje. Ar vienokiu būdu, ar kitokiu. Aš galvoju, bet pačiam šnekant apie tai ir ryšantis su pirma mūsų pokalbio dalimi apie pilietinę visuomenę, nekyla toks noras nepaaiškinamas, kad o jeigu Lietuvoje būtų daugiau suprantančių apie tarptautinę teisę, tai neatsitiktų ir pilietinė visuomenė būtų stipresnė ir neatsitiktų tokių dalykų, kaip dabar mūsų valdžios pareiškimai apie Baltarusijos šildymus ir panašiai. Nežinau, abejoju. Čia teisė vis dėlto tai yra tam tikro formalumo išmanymas. Taip. Pavadinkim taip. Ir nereikia to formalumo, kad galėtum suprasti, kaip šitas šiuolaikinis pasaulis veikia ir kažkaip tai veikti atspariai tam chaosui, kuris darosi. Net nežinau, kaip čia tiksliau pakomentuoti. Iš esmės... Užtenka būti gerų piliečių. Šitą tai visiškai pritariu, kad užtenka būti gerų piliečių. Darbas universitete, su to besimokančiai žmonėmis, gal kaip tik kyla noras, kad jeigu visi bent truputėlį to pakrapštytų, gal pasaulis būtų geresnis. Tai galbūt tai būtų, bet vėlgi, tai turi tada, kaip sakiau, kadangi tarptautinė teisė yra tarsi kompromisas tam tikras, ar ne, tai jeigu visi suprastų to kompromiso naudą, taip, suprastų, ką tai diktuoja, ką tai mums davė, ką tai mums duoda, tada taip, situacija būtų kitokia, bet tai nėra pavienio žmogaus ar grupelės klausimas, tai yra bendro požiūrio klausimas. Be abejo. Ir paskutinė mūsų podcast'o dalis yra istorija iš Reddito, kurią mes truputėlį palėtėm. Neilgas įrašas. Vienas žmogus klausė, kas po to, skliausteliuose protestas. Įdomu, kas vyks po to. Tarkim, Dešraičiui yra PX ir dabartinė valdžia prastums šitą įstatymą. Ar vėl eisim protestuot, ar LRT darbuotojai išeis iš darbo, ar tiesiog sabotuos naujo Dyriko nurodymus.
Nėra, nes aš tai suprantu, kad balsų Seime priimti įstatymui, kalbant apie LRT, o gal ir kitiems įstatymams, yra pakankamai. Nebetikiu jokiom katino ašarom, kuriuos socdemai turi apie tai, kaip jie čia kažką keis, koalicijos partneriais barsis. Ne, Olekas jau pasakė, kad nieko jisai nekeis. Ir visa kita, ir mes turime dar laikotarpį tada iki 28 rinkimų, kur realiai galima priimti daug. Klausimas, ar prezidentas viską pasirašys, bet net ir jeigu jam nepasirašant, galima tą veto jo atmesti. Tai iš principo ir LRT gali atrodyti kitaip, ir dar kiti įstatymai gali būti priimti, kurie liberalios demokratijos nesustiprins. Kaip pačiam atrodo, kas vyks po to? Aš manau, kad protestų lygis turėtų nemažėti. Jeigu jie įstatymą priims, kaip sakiau, jis neabejotinai bus apskųstas visais įmanomais keliais. Toliau dar reikia nepamiršti, dar yra ir paprasti teismai. Tai jeigu tenai pradės LRT kažkokius labai didelius pokyčius, tai tikrai visi žurnalistai, manau, ne tai, kad visi žurnalistai, bet čia koksai yra dalykas. Aš gal irgi tokią istorinę analogiją pasiimsiu. 40 metais, kai sovietai okupavo Lietuvą, yra įdomu pastebėti, kaip staigiai pasikeitė spauda. Kaip staigiai buvo pastatyti kiti žmonės, ką pradėjo rašyti Lietuvos aidas, ką pradėjo transliuoti Lietuvos radijas. Bet tai buvo tokioje situacijoje, kada tu turi jėgą rankose ir tu gali labai lengvai pastumti žmonės. Pas mus iki šito dalyko dar yra tikrai labai toli. Jie gali maklevoti per tuos įstatymus, jie gali, nežinau, tikrai bandyti ten keisti personalą, atvesti naujus žmonės, išmesti netinkamus. Jeigu netinkamus tiesiog išmes, kaip sakiau, turės teismus, čia dar bus, aš manau, tikrai su LRT, tai dar čia istorija tikrai nesibaigia, čia dar yra tik pati pradžia, mano nuomonė. Ir vėlgi, aš manau, kad jeigu ką, visuomenė drąsiai galės susirinkti, ginti ir LRT, ir pilietinio pasipriešinimo būdų yra daug. Daug ir įvairių, ir įdomių, ir išradingų, ir viso kito. Socialdemokratai, aš tikiuosi, kad kažkada suvoks, kad jie savo karstų vinių prisirinko tiek ir tiek. Ir jeigu jie nori išlikti, jam vis tiek reikės kažkur, nežinau, slinkti link vidurkio. Nes, neįsivaizduoju, ar jie pasiryžę eiti į, kaip sakant, Nemuno aušros teritoriją ar kažką panašaus. Neįsivaizduoju. Sunku pasakyti, bet aš kol kas tikrai labai džiaugiuosi visų mūsų pilietinių judėjimų. Ir manau, kad tas judėjimas jisai stebuklo nesukurs, tai yra ir neįmanoma, bet jisai prasidėjo laiku. Ir mes nepražiopsojom to momento, kada reikalai galėjo visi labai labai smarkiai pablogėti. Ir rimtas reikalų pablogėjimas, aš siečiau, jeigu ir toliau blogėja tarptautinė padėtis. Ir ar jinai neblogės, šito nežino niekas. Tai žodžiu, jeigu reikės, rinksimės prie LRT, ne tik tai prie Seimo. Ne tik tai prie Seimo. Tai tokia gaida ir baigia mūsų podcastą. Ačiū labai, Justinai, už įdomų pokalbį. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Žiūrėkite ir klausykite visur, kur mūsų galima žiūrėti ir klausyti. Iki kitų kartų.